Sveiki visi. Matematika visiems asocijuojasi su teoremomis. Pati žymiausia teorema yra Pitagoro teorema. Jinai teigia, kad stataus trikampio dviejų statinių ilgių kvadratų suma bus lygi įžambinės ilgio kvadratui. Mano tikslas per šią kalbą jūs išmokinti dar vieną teoremą. Kad tą galėčiau padaryti, man reikia jums priminti 4 sąvokas, kurias esame išmokę mokykloje. Pirmoji sąvoka yra begalybė. Mes intuityviai tai jaučiame, kas tai yra. Tai yra tas, ko negalima suskaičiuoti arba yra be galo daug. Bet matematiniu požiūriu tai būtų taip. Jeigu turime natūrinius skaičius, 1, 2, 3, 4 ir taip toliau, ir išsirinktumėme patį didžiausią, tai prie to pačio didžiausio pridėję vienetą gautume dar didesnį. Tai tokiu būdu galime parodyti, kad tų skaičių yra be galo daug. Antra sąvoka yra pirminiai skaičiai. Pirminiai skaičiai yra tie skaičiai, kurie dalosi tik iš vieneto ir tik iš savęs. Jie yra kaip plytos, kurios stato namus, tai pirminiai skaičiai pastato kitus skaičius. Jeigu sudauginsime dvejetą su trejetu, gausime kitą skaičių šešetą. Trečioji sąvoka yra didžiausias bendras daliklis. Tai reiškia, jeigu paėmė 2 skaičius, tarkim dvejetą ir trejetą, jų didžiausias bendras daliklis bus tas skaičius, kuris dalo juos abu. Šiuo atveju bus vienetas. Jeigu paimtumėme dvejetą ir šešetą, dvejetas dalo dvejetą ir šešetą taip pat dalo dvejetas. Dėl to didžiausias bendras daliklis bus dvejetas. Nu ir paskutinė sąvoka yra aritmetinė progresija. Tai paimkime pavyzdžiui 4 eilę. 5, 1, 2, 3, 4 eilę. Tai jūs būsite pirmas, pakelkite ranką, prašau. Tada pridėkime dar, laikykite pakėlęs, pridėkime 3, Inga, pakelk ranką, pridėkime dar 3, prašau pakelti ranką ir gavome jau aritmetinę progresiją. Vienetą, ketvirtą, septynetą. Tai šitoje vietoje pirmas skaičius tai būtų vienetas, kurio pradedame aritmetinę progresiją, o žingsnis būtų trejetas. Na va, tai dabar suformuluokime teoremą. Jeigu turime 2 skaičius A ir D, kur A yra pirmasis skaičius, kuriame pradedame aritmetinę progresiją, o D yra žingsnis, tai tada ir tada 2 skaičių A ir D didžiausias bendras daliklis yra vienetas, ir dabar suformavę aritmetinę progresiją A plus D, A plus 2 kart D, A plus 3 kart D, gausime begalinę aritmetinę progresiją. Jeigu A ir D didžiausias bendras daliklis yra vienetas, šioje aritmetinėje progresijoje yra be galo daug pirminių skaičių. Matau, Rolandas šypsosi ir galvoja, na ir kas jau tokio ypatingo? Ypatingo tas, kad 1831 metais Augustas Dirichlet įrodęs šią teoremą atvėrė duris į naują matematikos šaką – analizinę skaičių teoriją. Ir yra 1007 problemos, kuri viena iš jų yra iš šitos srities ir už ją siūloma $1 000 000 premija. Ačiū.